tuos, kurie yra ne čia, kurie yra namie, kažkur važiuoja. Kreipiuosi į tuos, kurie svarstė čia ateiti, bet neatėjo. Kreipiuosi į tuos, kurie net nesvarstė čia ateiti, nes nenorėjo. Man yra 35 metai, aš 15 metų dirbu Lietuvos radijui. Kiekvieną dieną, naktį, anksti ryte keliuosi tam, kad dirbčiau jums ir informuočiau jūs. Daug važinėjau po Lietuvą, esu ją išmaišęs skersai išilgai. Net aš nemačiau tokios susiskaldžiusios visuomenės, kokia yra dabar. Ir galvoju, kiek mes darysimės, kad pasiektume dugną, nuo kurio mes galėtume atsispirti. Aš jau galvoju, kad mes dugną esam pasiekę. Panašu, kad ne. Labai tikiuosi, kad šiandien yra ta diena, kai mes esam pasiekę dugną, kai sakom šalin rankas nuo laisvo žodžio, kai sakom, atiduokit mum valdžią žmonėm ir klausykit, ką mes sakom, nes Lietuva yra mūsų, visuomeninis transliuotojas yra mūsų ir galimybė mum laisvai kalbėti ir teisė yra mūsų. Mūsų protesto reikalavimas šiandien yra labai aiškus ir paprastas. Tai yra atmesti Seime dabar svarstomas LRT įstatymo pataisas, bet tai iš tiesų nori geresnės LRT, kaip jie kartais sako, geresnio LRT įstatymo. Ir kaip kartais prezidentas užsimena, kad problemas reikia spręsti ne gatvėje, mes, žurnalistų bendruomenė, politikams nuo pirmų dienų siūlėme. Susėskime kartu su ekspertais ir kalbėkime taip, kaip tai daroma visose demokratinėse valstybėse. Kol kariu leidžia savo bendrauti su mumis, žurnalistais, ir ką mano supratimu mes, žurnalistai, toleravome gerokai per ilgai. Ačiū Jums. O, dabar dar meluojančią pagavau. Pagal, tai pripažįsti, kad meluoji. Seimo seniūnų subaigėti buvo vakar diskusijos dėl to, kad atprieštaravo konstituciniai doktrinai. Aš neteisiu. Reikia pafilmuoti. Žurnalistas, kada užduoda klausimą, jis turi pasiskaityti Teisės departamento išvadas, o neklausyti bliuzgių, ką kalba. Tai jūs nešnekėkit vėjai, jeigu nesusigaudote. Tai paskaitykite Rolandas Paksas prieš Lietuvą bylą ir tada galėsit kažką šnekėti. Tai jeigu bent kažko tai nežinai, tai pasidomėk prieš duodamas klausimą. Vyriausybės priimtas sprendimas uždarysime. Man žinokit, kažkaip nežinau, kolega, arba jūs keistas esat, arba jūs biškai netoj dimensijai gyvena. Tai aš jums paskaitysiu. Eiti ir kaip jinai yra, tu gali pasižiūrėti. Savininkas yra Remigijus Žemaitaitis, jeigu matai, lizingo turėtimas yra Svetbank. Dabar, mėla ponė, jeigu ne Vengrijos ir Rusas, klausimas, ar čia tas daug sutelkti būtų, ar nebūtų nusprogdintas ir Baltarusijos atskristas lėktuvas. Tai bent turėk pagarbos gerbti valstybę, kuri 4 mėnesius gynė Lietuvos oro erdvę, sakydama, kad jinai šiokia, nokia ir tokia. Ar dabar turėtume nesakyti, pagarbos turėkite valstybei, kur gina tave, kad tave pagrimuotų, gautume atlyginimą ir laimingai gyventume Vilniuje. Kodėl jūs nei vienas žurnalistas nerašote kiekvieną dieną, kas vyksta dabar Amerikoje, kas vyksta Palestinoje, kas vyksta Ispanijoje, kas vyksta Airijoje? Kiekvieną dieną nerašo, žiūrėkit, ką jūs man šnekat? Aš pats įdedu straipsnius, jūs net neįdedat. Nebekur kitų naratyvą vartai, tikrai tampat, kai ta Kremliaus radija ir televizija kūrinti kažkokias nesąmoningus dalykus. Gėdos turėtumės. Tai paliekit panoramai, ką Kasčiūnas pasakė. Bet negalima taip sakyti. Ne, aš žiūrėk.
pasakyti kolegoms, jeigu nematote, kokia grėsmė yra kilusi laisvai žiniasklaidai, arba jums ji nesvarbi, nes jūs prisitaikytumėte dirbti nelaisvoje, arba nesuprantate, kas darosi pasaulyje ir aplinkui. Ir abiem atvejais yra blogai. Žurnalistu tada dirbti nereikėtų, nes mes esam mūsų auditorijos akys ir ausys. Nuo mūsų priklauso, ar jie gaus patikrintą ir kritiškai įvertintą informaciją. Ypač tai yra svarbu šiais laikais, kai yra prisiveisę tiek nebaudžiamai veikiančių dezinformacijos kanalų. Ir nieko pasaulis geriau nesugalvojo, kaip su jais kovoti, išskyrus informaciją tikrinančius kritiškus žurnalistus. Tai negali būti, juk jie nenorės sunaikinti laisvo žodžio ir dusinti LRT. Galų gale galvojo, kad tam tiesiog neužteks laiko, nes kas ta kadencija 4 metai. Tai aš tik tai norėčiau priminti, kad ši dabartinio prezidento ir dabartinės valdančiosios daugumos simbiozė trunka 1 metus. Ir aš norėčiau priminti, kad praeityje Lietuvos skaudžioje istorijoje mes turėjom patirtį, kai Lietuvą parduoda ne svetimi, o savi. Jokia žiniasklaida niekur nėra ideali. Noriu pacituoti, tūkstančiai smulkmenų, bet nėra nė vienos eilutės, kuri verstų susigalvoti. Pasidaro taip, kad tas laikraštis laimi savo didesnį tiražą, kuris gali greičiau, daugiau, detaliau ir sensacingiau pateikti įvairiausių informacijų. Laimėjome rinkimus, turime gerai atsiliepti apie vyriausybės politiką. Tada atkirtau, asmeniškai jokių rinkimų nelaimėjau, bet gerai atsiliepti apie politikus ne mano darbas, nesu propagandininkas. Vėliau vienas naujų vadovų manęs paprašė parengti patikimų žurnalistų, su kuriais būtų lengva dirbti sąrašą. Atsisakiau, bet supratau, nenoriu būti tokio mąstymo dalimi. Ir kaip kalbėti? O kai visuomeniniai transliuotojai tapo vyriausybių propagandininkais, atsigręžta į likusius. Ribota parama bei reklamos, grėsinta efektyviais teismais, apribota ir įvairi informacija. Ir Slovakijoje pas mus nebus, todėl mes prašom jūsų palaikymo ir mes dėkojam jums už jį ir dėkojam tūkstančiams iš jūsų, kurie čia esat su mumis. Ačiū. Ačiū kolegijai Indrei Urbaitei iš LRT televizijos naujienų tarnybai parengusiai šią reportažą. Prieš tai, kur matėm vieno politiko išpuolius prie žurnalistus, ačiū kolegai Mindaugui Aušrai, kuris surinko šiuos epizodus ir mums priminė. Būna per mažai. Priešiška įtaka ateina tyliai, ji kuriasi iš vidaus, kai vietoj veikimo raminame save mintimi. Gal ne taip dar blogai, juk nieko baisaus neatsitiko. Tačiau istorija rodo, kad būtent tokia tyla ir leidžia krizai įsišaknyti. Jau seniai pamiršo atsakomybę. Praėjusį penktadienį turėjom susitikimą su premjere. Jinai tik mirktelėjo akimis, kai pasakėm, kad mes nesustosim. Mums būtina auginti savo ir visuomenės atspirumą. Laikas nustoti bijoti žodžio politiką. Laikas pradėti daiktus vadinti tikraisiais vardais. Botų armijos neatsiranda iš niekur. Turime pasakyti ne visiems, kurie dar mums kartoja ir kartoja, kad prie rusų gyventi buvo geriau. Turime pasakyti ne tiems, kurie sako, kad tai, ką sukūrėme per 35 nepriklausomybės metus, yra klaida. Mūsų pareiga yra statyti vertybinius ir moralinius stuburus. Tai padaryti reikėjo vakar. Bet dar ne vėlu, galim padaryti šiandien. Jūs neatimsit. Laisvo žodžio, jūs neatimsit. Jūs neatimsit. Norėčiau pasidžiaugti šiais šviesiais žmonėmis ir sykiu tai šviesiais žmonėmis, kurie vakar gavo nacionalinės kultūros ir meno premijos apdovanojimus. Galit paploti ir jiems sykiu. Mes daug dirbame, nes reikia išgelbėti pasaulį. Mes diskutuojame apie didžiojo blogio prigimtį, analizuojame blogio priežastis, baisimės blogio pasekmėmis. Ieškome, ką tokio galėtume jam pasakyti, kad jis galų gale liautųsi. Gal pasakyti jam, kad jis iš tiesų
geras, tik to nežino ir jis susidrovės ir išeis. O gal pasakyti jam, kad dabar 21 amžius ir jau niekas taip seniai nebedaro kaip jis? Pasakyti jam, kad jis archaiškas, kad jis visiškas anachronizmas? O gal pasakyti jam, utiutiu koksai putlutis ir jis ims krykšti ir guguoti, ir jo krūvinos iltys iškris ir jis pradės mums šypsotis bedante burna? Mes diskutuojame ir pasiekėme konsensusą ir prieš pat balsavimą su triukšmu atsidaro dvivėrės duris. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Jie išgirs, jie supras visas mūsų dainas, jie supras, kas yra šiandien kas. Jie išgirs ir supras visi mūsų dainas. Kai aš sakau šalin, jūs sakykite rankas. Šalin, 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 jau šalin rankas. Mums jau niekas neįkas, aš atėjau sakyti tau visiškas tiesas. Ir matai, kaip jau veržiasi rusiški pūliai, tokie kaip žemaitaičiai, tokie kaip gražuliai. Čia prieja, kažką dar taip veikia, supras žaidimai jau taip senai neveikia. Ir turime mes tokį žiauriai keistą trendą, kas įleido tave į Europarlamentą. Žiūrėk kaip genda, viskas jau per greit, o aš tau sakau, kad dabar tokie laikai. Ir jau aš siunčiau Žemaitaitį eina na, dėl to nesu tokiais, reikia kalbėti jų kalba. Ir įsimink tą šitą žodį, mes už jį atėjom visą laiką kovoti. Ir stok su manim, tave aš kiaurai skrodžiu. Kai aš sakysiu laisvę, jūs sakykit žodžio laisvę. Breastfeeding in Central and Eastern Europe. Your country ranks 14th out of 180 countries in RSF's World Breastfeeding Index. RT is one of just 13 public broadcasters worldwide that hold the Journalism Trust Initiative certificate, an international standard developed by RSF to recognize media that uphold high ethical norms. Journalism here is strong and independent. Lithuania's journalists are not arbitrarily prosecuted or physically threatened as in the neighboring Russia. But there are political forces in Lithuania that would like to import the Kremlin's methods. We see increasing attempts to politicize the public broadcaster, to treat LRT as a tool of majority rather than a service for all citizens. Politicians publicly question its neutrality, its methods, and its professionalism. Instead of respecting the independence of editors and reporters, they try to interfere with LRT's work to dictate what is balanced and what is not. Taip, man teko pareiga, garbė, laimė, visi šie žodžiai tinka dirbti tą sausio 13-osios naktį, būti paskutiniai tiesioginėme eteryje, kai mus bandė užgrobti jėga, kai televizijos pastatas buvo beveik išvalytas, kalbant jų terminais, kai kolegos gulėjo suguldyti veidais į grindis ant žemės, o tūkstančiai žmonių prie mūsų pastatų buvo susirinkę pasakyti šalin rankas. Noriu pasakyti, kad jeigu mūsų televizijoje, visuomeninėme transliuotoje atsirastų dabartinės Kaspervizijos atstovai ir ateitų kalbėti į mūsų studijas, mes tikrai susirasime kitas, iš kurios dirbsime toliau ir kalbėsime tiesą. Ačiū Jums.
Jonutė Pakštytė, LRT filmavimo koordinatorė. Sakau šalin rankas nuo laisvo žodžio. Aš Giedrius Sutkauskas, žurnalistas. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Aš Daiva Sviglinskienė, LRT radijo režisierė. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Aš Aleksandra Ketlerienė, LRT LT portalo vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja. Šalin rankas nuo nepriklausomos žiniasklaidos. Aš LRT archyvų skyriaus specialistė Irena Sobolevskaja. Šalin rankas nuo LRT. Ačiū, kad susirinkot. Gražios dienos visiems. Aš LRT reporteris Jokūbas Nagelskas. Sakau šalin rankas nuo laisvo žodžio ir LRT. Aš LRT radijo laidų vedėja Liuda Kudinova. Šalin rankas nuo nepriklausomos žiniasklaidos.